Dabar daiktavardžių moteriška ir vyriška giminė. Įdomu, kas čia bus. Įdomu, kas čia bus. Tu jau pradėjai vakar, ar ne? Ja. Ir mes jau dėliojomės, kad... Gal čia bus spygliuota gėlytė? Ai, gėlytė bus, taip. Spygliuota gėlytė. Nes noriu, kad tu suprastumai, kad yra panašumų tarp galūnių, ar ne? Kad yra atitikmenis. Taip kaip jeigu vieną žodį žinai, tai žinosi ir kitą kaip padaryti. Tai pavyzdžiui, ar ne? Jeigu yra medis, tai jo daugiskaita bus su galūne į ai. Medžiai šiuo atveju. Jo, kankorėžis bus kankorėžiai. taip. O jeigu yra galūnė as, tai bus namas, tai bus galūnė daugiskaitoj namai. Taip, gerai. O vilkas bus? Vilkai. Taip. O dabar mes turim moterišką... Mes viską iš naujo darom. Nu, mes pasikartojom tik tais. Jo, nes kad būtų lengviau va tos spygliukus sudėlioti. Akis, akys, Nosis. Nosys. Taip, gerai. Čia pabraukiau dar būdvardis, nes būna būdvardžiai irgi turi panašias galūnes, tokias pat galūnes ir vienaskaitoj, ir daugiskaitoj vardininkė, ne? Tai jeigu yra oškos, oška, taip, oška, oškos. Mama bus Mamas. taip, tai ieškom pagal spalvą, moteriška giminė. Taip, teisingai, šaunuolė, labai gerai. Nu va, vaiks suskirstė, kas kur kam tinka. Ir dabar reikia priskirti prie žiedelių, ar ne? Kur kas. Tai reiškia, reikia žinoti, ar čia vyriška ar moteriška giminė. Taip? Nu, gerai.